darykim, dega morė, pauzės nedarykim, dega morė, pauzės nedarykim, žiema bėk iš kiemo, žiema bėk iš kiemo, žiema bėk iš kiemo. Nu jau galima deginti savo nuodėmes. Taip. Pagonys lietuviai Briuselyje degina Europos Sąjungą. Blogį degina. Visa negėrį, visa skausmą, neapykantą, agresiją. Labai gerai, dega kaip turi būti. Išprotėjęs akis. Pagal seną lietuvišką tradiciją. Vietijos galva nukris ant terasos. Kur tavo žnyplė? O gaisrininkai, pompiers. Štai išdegs visas negėris, tas negėris, jis išdegs. Tai išdegs negėris, tas negėris, to išdegs. O čia galima triukšmauti. Dar kaip? Jau triukšmaujam. Aš esu policija bendravo vieną kartą. Čia ta pati. Šita ryškiai yra rusų špionė. Čia tas pats padrulis atvažiuos tikriausiai. Ginyte, aš nesuprantu. Aš nesuprantu. Pagal gilę lietuvių tradiciją deginam atliekas. O žinau, čia man atrodo galima dar deginti. Čia slavų žemės galima. Čia pas tave nebegalima. Briuselis slavų žemės. Flamų. Ai, flamų. Tai prasme, flamai turi, reiškia, apribojimus, kad atliekų negalima deginti. O balonai gali deginti? Atrodo gali. Bet jau mūsų vieni ten pažįstami gyventojai sakė, buvo kaimas ant ribos, reiškia, tai vienoj daly degindavo lapus, o kitoj nereiškia, arba neždavo pantos, kur galima. Matai, koks gėris išėjo dabar. Matai, o tie ten viduje ir jie nedega. Blogis visą sudegė. Viduje jau visi sudegė.